Нехай зброя моя буде справною. Щоб тримати ворогів! Нехай воля моя буде сталь. Щоб тримати ворогів! Україно, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть наш рішучий наступ, нашу священну помсту, нашу святу перемогу. Žodžiu, tokia buvo karinė reklama ukrainietiška. Toks šlovingasis kontrapuolimas, kuris žlugo fiasko baisingų su didžiausiam aukom vargšų ukrainiečių. Na ir kągi, toksai Konstantinas Kisinas rašo. Aš buvau vienas iš pačių vokaliausių, garsiausių palaikytojų, reiškia, mūsų pagalbos Ukrainai. Tai buvo teisingas dalykas, kurį reikėjo daryti. Tačiau dabar atėjo laikas užbaigti karą Ukrainoje. Reiškia, aš buvau vokalus palaikytojas Ukrainos kovoje už suverenumą nuo tos dienos, kai buvo invazija prasidėjo. Aš nejaučiu malonumo rašydama šį straipsnį. Iš ties aš darau tai su sunkia širdim, tačiau atėjo laikas užbaigti karą Ukrainoje, kad aiškiai išreikšti niekas iš to, kas seka, neteigia, kad Ukraina blogai darė save gindama, tačiau mes buvome neteisūs jos skatindami kad mes buvome neteisūs jos skatindami ir kad mes buvome neteisūs, reiškia skirdami ženklę, finansinę ir kitokią pagalbą. Kitaip sakant, gladiatorių žaidimai yra beveik pasibaigę, koliziejus skirstosi ir gaujos kraujo troškulys jau yra iššvaistytas. Ir kažkada, reiškia, sveikinę šitos visus karus, šitą visą kovą sveikinę, šitie skandavo Ukraina, Ukraina. Dabar tyliai nusimetinėja savo vėliavas į savo šiukšliadėžes pakeliui į lauk iš koliziejaus. Kitaip sakant, prasidėjo, mėlėjų, Ukrainos nuleidinėjimas. Štai pavyzdžiui, Londonas pasakė, oficialusis Londonas, kad Ukrainos karas santykinai yra statinis, kad pasistumėjimai, reiškia, žlugo ir kad oro pajėgumai nėra jaučiami. Kitaip sakant, visi dabar sako, kad užstrigo stalemate. Tai yra, kaip čia išsiverstų, aklavietė. Kad karas yra aklavietėje. Jie dabar visi pripažįsta, kad karas yra aklavietėje ir jie visi gražiai sutiks, reiškia, kad tik išsisukt kažkaip susitvarkyti, kad Ukraina būtų sudraskyta ir Rusija atitektų dalis. Pamatysit, kad ateis laikas. Greičiausiai, kad taip ir bus. Reiškia, visi nori taikos. Staiga, iš niekur, iš lempos, visi pradėjo kalbėti apie taiką. Klandestainas rašo, taigi šitos aklavietės naratyvo šalininkai desperadiškai yra už jos užsikabinę ir laikos ir kabo. Jie mano, kad karas baigėsi abiejose pusėse. Absoliučiai ignoruodami faktą, kad Rusijai nesibaigė kariai, įranga ir finansavimas ir taip toliau. Visą tai baigės tik tais Ukrainai. Tai buvo dildomasis karas, kaip čia, dilimo karas. Ukraina pralošė jį. Ukraina sudilo. Jinai išsieikvojo, bandydama pralaužti gynybinės linijas ir varydama vis naujas ir naujas savo karių ir transporto bangas tiesiai į minų laukus, kur jie buvo masiškai naikinami ir yra dabar. Rusija yra patenkinti sėdinti savo labai stipriai, kaip sakant, apsaugotose pozicijose, leisdama Ukrainai siūsti bangą po bangos kareivių į jų žudimo zonas, be jokio oro palaikymo, ir tada Rusija pareikš, pasiims tiek Ukrainos, kiek jie norės. Po to, kai Ukraina pasiduos, kadangi jie nebeturi jokių karių. Karas nėra aklavietėje. Tai yra labai išreklamuotas Ukrainos kontrapuolimas buvo aklavietė. O tai reiškia, kad jisai žlugo. O Rusija vis dar visiškai kontroliuoja situaciją ir jų reikalavimai, kaip sakant, jų reikalavimų netitikus NATO arba Ukrainai, jie tęs toliau, kaip sakant, Ukrainos kasnelį po kasnelio, kaip sakant, tol, kol visą tai baigsis, tol, kol jie išbus ilgiau negu Ukraina. Taigi neleiskit propagandistams jūsų apklausinti, tai apkvailinti. Tai yra baigta Ukrainai,
Tai yra sutrukdant tiesioginė Jungtinių valstybių intervencijai ir pilnos skalės trečiam pasauliniam karui. Nebus Ukrainai palaikymo. Pinigai Ukrainai baigėsi. Mačiau internete, bet tiesiog dėl labai didelio kiekio net nedėjau. Kas darosi interneto tam tikrose kanaluose, reiškia, tai Ukrainos troliai, Ukrainos botai klykia, kad karas tikrasis yra ne Izraelį, karas yra pas mus. Jie desperatiškai bando pritraukti pasaulio dėmesį, kurio jie nebeturi. Tai yra baisu, tai yra šlikštų, tai aš čia tikrai nesidžiaugiu tais dalykais, nėra čia ko džiaugtis, bet tai yra va taip. Pentagonas, pavyzdžiui, prieš metus laiko buvo įsitikinęs, kad Amerika galės nuversti Putiną ir parklupdyti Rusiją ant jos kelių. O dabar mes sakome Ukrainoje siekti taikos, po to, kai 500 000 žmonių mirė. Hubris yra nerealus. Hubris tai yra, pasipūtimas. Nerealus pasipūtimas. Nes Jungtinių valstijų NBC feikinės naujienos praneša. Feikinės naujienos, mėlyjei, praneša. Kad Jungtinių valstijų ir Europos oficialai pradėjo tyliai kalbinti Ukrainos vyriausybę, kad dėl galimų taikos derybų su Rusija, reiškia, kurios galėtų užbaigti karą, pasak dabartinio vyresnio Jungtinių valstijų pareigūno ir buvusio vyresnio Jungtinių valstijų pareigūno. NBC News tokį pareiškė. Reiškia, visi jau nori taikos, valdininkėliai, kažkaip tai kažkas atsitiko. Zelenskis buvo pakvietęs Trumpą į Ukrainą, pareiškė, kad jam reikia dar 1 metų palaikymo ir kad jis Trumpui per 24 minutės. Kaip Trumpas pasakė, kad galėtų per 24 valandas nutraukti karą, ką jis greičiausiai ir galėtų padaryti, atlikęs elementarius kelis veiksmus. Tai dabar, reiškia, Zelenskis pasakė, kad jis paaiškintų per 24 minutės, kad Trumpas niekaip nenutrauktų karo, netidavęs Rusijai dalies Ukrainos. Jis tai vardino viską taip, kaip yra. Įtarimą turiu, kad viskas tom ir baigsis, kad Rusija atiteks dalis Ukrainos. Ir kitaip nebus, nes patys suprantat, kad bus saugomi, kaip visuomet, pretekstas yra labai aiškus, rusakalbiai tose teritorijose. Kaip ir viskas aišku, ar ne, klausimų nėra. Nesigilinsim dabar į tos klausimus, kas yra Ukraina, kaip jos su jom sienom. Čia ir taip viskas aišku, bet mes matom dabar žodžių žaidimą paviršiui, visiems matomą žodžių žaidimą. Trumpas atsakė į Zelenskio kvietimą, pasakęs, aš labai gerbiu prezidentą Zelenskį, bet aš manau, kad būtų netaisyklinga man dabar keliauti į Ukrainą šiuo metu. Bideno administracija tvarkosi su jom dabar ir aš nenoriu sukelti interesų konflikto, jisai pasakė.